Tyrėjų naktis vėsų penktadienį kvies praleisti ir Vilniaus universiteto herbariume. Smalsuoliams bus atviri herbariumo eksponatai, pažintis augalų sėklų plitimo būdais. Dėmesį į ekranus. Vilniaus universiteto herbariume saugomi augalų, sėklų ir grybų pavyzdžiai. Tyrėjų naktį čia užsukę lankytojai galės išgirsti herbariumo istoriją ir susipažinti su čia saugomais eksponatais. Seniausias jų 1814 metų augalų kolekcija. Mūsų herbariumo veikla yra siejama su Žano Emanuelio Žilibero atvykimu į Lietuvą. Tai yra 1782 metais, kuomet ir prasidėjo gamtos mokslų istorija Vilniaus universitete. Atvykdamas į tuometinę Lietuvą, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, Žanas Emanuelis Žiliberas ir atsivežė herbariuminius rinkinius, kurie davė pradžią mūsų dabartiniam herbariumui. Visą mūsų universiteto herbariumą sudaro keletas skyrių. Vienas iš seniausių tai yra senojo Vilniaus universiteto herbariumas, kuris yra surinktas XIX amžiuje. Jame yra saugoma apie 15 000 herbariuminių augalų pavyzdžių. Be abejo, pats didžiausias skyrius yra Lietuvos induočių augalų, kuriame yra saugoma apie 150–160 tūkstančių herbariuminių pavyzdžių. Taip pat turime sukaupę nemažą pasaulinės floros herbariumą. Jame yra saugoma apie 40 000 augalų. Tinkamai paruošti herbariumo augalai puikiai atrodo praėjus 200 metų. Galima įžiūrėti net žiedo spalvą. Nors didžiąją čia saugomų kolekcijų dalį surinko mokslininkai ir studentai, tai gali daryti ir botanikai mėgėjai. Universiteto darbuotojai mielai jos konsultuoja, kaip tinkamai paruošti augalus. Ir tinkamai sutvarkytas herbariuminis pavyzdys yra vertingas, kadangi mokslas nuolat juda, evoliucionuoja. Ir, sakykime, dabar atėję genetikai gali pasimti herbariuminius pavyzdžius, kurie yra suherbarizuoti prieš 200 ar daugiau metų ir atlikti tos rūšies genetinius tyrimus. Taip pat tas pats herbariuminis pavyzdys gali būti naudojamas jau patikrinti jau esamiems duomenims bei gauti naują informaciją. Tai iš tikrųjų tas herbariumo pavyzdžių panaudojimo daugiaįvairiškumas yra labai svarbi mūsų herbariumo savybė. Herbariumo pavyzdžius ir dabar tyria mokslininkai, sistematikai, morfologai, augalų pavyzdžiai gelbėja nustatant rūšių kintamumo geografiją. Viduramžiais herbarai nebuvo saugomi palaiduose lapuose tarp popieriaus lakštų, jie buvo įrašami į didelės knygas. Taigi mes turime taip pat keletą pavyzdžių, be abejo, ne iš tokio laikotarpio, jos yra gerokai jaunesnės. Tai yra viena iš seniausių kolekcijų mūsų universiteto herbariume, tai yra 1814 metų augalų kolekcija iš privačios matematikos pradmenų profesoriaus Mato Šukevičiaus kolekcijos. Augalai yra surinkti Gardino apylinkėse. Jie be abejo išdėlioti pagal tuo metu vyravusią linėjaus sistemą. Taigi galite pasižiūrėti, kaip jie gražiai yra suherbarizuoti, tinkamai užrašytos, kaip tuo metu būdavo primtina etiketės ir paprastoji spanguolė, kurioje mes dar galime įžvelgti net ir žiedą. Atėję lankytojai į herbariumą iš tikrųjų gali pamatyti, kaip atrodo daugelio augalų sėklos. Pavyzdžiui, aš tikrai abejoju, ar mes žinome, kaip atrodo augalas augantis Lietuvoje, kurio sėkla viena sėklytė sveria 1/1000 gramų. Tai iš tikrųjų mes tuos dalykus turime ir lankytojai atėjo gali pasižiūrėti, kaip jos atrodo. Taip pat galėsime pasižiūrėti, kokiu būdu ir kaip yra sėklos prisitaikiusios plisti vėjo pagalba, kaip augalai keliauja. Nes iš tikrųjų, nes visiems yra labai įdomu, kodėl iš pradžio augalai auga vienoje teritorijoje, kažkurioje saloje jų nėra, vėliau jie atsiranda. Visus neabejingus mokslo stebuklams tyrėjų naktis kviečia į susitikimus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Molėtuose šį penktadienį.